Ar jis jum ištikimas? Pasižiūrėkime. Pasirinkite vieną krūvelę iš 3. Pradedam nuo pirmos. Jeigu reikia, sustabdykite video. Ar jis jum ištikimas? Čia rodo, žmogus yra smalsus, žingeidus, ieškantis teisybės, kardų pažas čia yra, bet dar toksai, nelabai toks įsipareigojantis, mėgstantis kritiką, pakonfliktuoti. Rodo, kad jis mėgsta linksmybės, kompanijas, moterų dėmesį, po barus šlaistytis, nelabai subrendęs santykiuose, reikalaujantis kažko, tai gali ir pasmurtauti, ir konfliktų, ir kritiką. Čia rodo, kad mėgsta labai moterų dėmesį, mėgsta linksmybės. Žmogus toksai yra tiesmukiškas, nelabai norintis įsipareigoti santykiuose, labiau mėgsta kažkur išeiti, sudalyvauti, pabūti, ar tai ieškoti moters dėmesio, bendrauti. Kas pasirinkote antrą krūvelę? Čia rodo, žmogus yra patenkintas, mylintis. Gali būti, kad jūs mato šeimynišką moterį, puikią namų šeimininkę, atsidavusią namam, šeimai. Jūs mato tokią energingą, darbščią moterį. Jis džiaugiasi jūsų pilnumu, kad jūs tokia gera moteris esate, imperatorė čia yra. Jūs galite, jums tas vyras jums dovanoti ir dovanas, skirti dėmesį, ateina kažkokios permainos, o jeigu dar tik tai gyvenat kartu, nesat susituokę, tai čia rodo, kad bus ir pasipiršimas ir galit sujungti santykius. Rodo, žmona galite būti, statusas jūsų keistis. Ar jis jums ištikimas? Trečia krūvelė. Gali būti, kad žmogus yra įsipareigojęs. Bažnytinė santuoka gali būti, bet taip pat žmogus turi gerbti savo kažkokias savybės, eiti dvasiniu keliu. Čia rodo, žmogus 7 diskai yra kažkokios apsisprendimuose. Gali jūs ir apgaudinėti. Rodo, kad santykiuose noras atsikratyti santykiuose, juos nutraukti ir kažkaip atsiriboti nuo tų santykių. Žmogus lygtais kažkokios pasinėrės apmąstymuose, kažkokios renkas tarp 2 variantų. Rodo, gali būti vienatvė, kai jis pasinėrės, nenori su nieko bendrauti, santykiai sekinantis, skausmingi gali būti. Nors čia yra ir kaip ir atsidavus šeimai, įsipareigoja santykiai, bet gali žmogus būti ir atsiribojęs nuo santykių. Ir pažiūrėkime toliau, ar jis jums ištikimas. Čia rodo, santykiuose ne vien kova, konfliktai, pykčiai, spaudimas, įrodinėjimas, gal nenori žmogus įsipareigoti, gal atsibodo tas rungtyniavimas, kaip sakoma, kas parodys labiau tos santykios pastangų, jis nelabai nori dėti, nelabai nori būti įsipareigojęs. 5 lazdos, tai reiškia, kad amžini ginčiai kažkokie, amžini nesusipratimai. Atrodo, eitume to keliu, bet žmogui kažkas jau atsibodė, pavargo tose santykius. Rodo, jis gali netgi ir turėti ir kitą, nes žmogus yra kažkoks susimąstęs. Gal nori ir nutraukti tos santykius. Žmogus nelabai nori įsipareigoti ir jaučiasi toks jau pavargęs nuo santykių, kad sunku nešti kažkokią naštą, priimti kažkokią atsakomybę, sprendimus kažkokius, nenori taip įsipareigoti. Bet čia gali būti šeima įsipareigojusi, arba draugaujant, arba susituokę, bet jis kažko svarsto, kaip išeiti. Gali būti, kai konfliktai vyksta, nenorintis žmogus įsipareigoti, gali ir išdavinėti.